Šiaulių profesinio rengimo centre netrukus pradės plušėti statybininkai, kurie iki 2012 Liepos turėtų atnaujinti ne tik pastatą, bet ir mokymo įrangą. Tam iš ES struktūrinių fondų lėšų skirta 7,5 milijono litų. Šiaulių profesinio rengimo centras čia ketina įkurti šiuolaikinį didmeninės ir mažmeninės prekybos sektorinio praktinio mokymo centrą. Mes neturime galimybių taip žengti koja kojon, kaip, tarkim, prekybos gigantai, kurie gali investuoti didžiulės lėšas ir keisti šitą įrangą. Tai manau, kad šitas projektas tai įgalins ir mums šiek tiek prisilyginti, priartėti prie tų institucijų, kurios naudoja šitą techniką. Direktorius sako, kad jau dabar jų mokymo įstaiga gali pasigirti savo mokiniais. Jie yra ne vieno Lietuvos rekordo savininkai. Štai šią savaitę buvo iškeptas milžiniškas skruzdėlynas, kurio svoris per 200 kg. O kokių rekordų anot vadovo bus galima pasiekti, kai bus įdėtos ES investicijos. Jos leis pakelti mokytojų kvalifikaciją, patobulins mokymo programas, pagerins mokinių mokymosi sąlygas. Už ES investicijas Lietuvoje žadama įkurti 33 sektorinio praktinio mokymo centrus. 400 milijonų litų bus skirti rekonstruoti senus pastatus, pirkti naują ir moderniai mokymo įrangai. Be šių lėšų mokyklos sunkiai įsiverstų rengdamos šiuolaikinius rinkos reikalavimus atitinkančius specialistus. Ugdymo kokybė vis tik nebūtų tokia, kokios pageidauja mūsų socialiniai partneriai, mūsų darbdaviai. Ir kartais pakritikuoja mus, kad mūsų baigusius mokinius priimdami į darbą, jie dar jiems turi suteikti papildomų kompetencijų. Dabar to nebereikės? Esu įsitikinęs, kad ne. Projektas Šiauliuose vykdomas pagal Lietuvos 2007-2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijos sanglaudos veiksmų programą.